Sveiki visi. Pradėsiu nuo to, kad atėjo pavasaris galų gale, kuris tikiuosi atneš daugiau šviesos ne tik mūsų aplinkoje, bet ir neš tos šviesos daugiau į mūsų galvas. O šiandien panagrinėsiu keletą klausimų. Pradėsiu nuo to, kad augant mūsų ilgų puslapio lankytojų skaičiui, kas aišku mane džiugina, čia ateina ne tik tie, kurie nori kažko išmokti, suprasti, susirasti gaires gyvenime, bet ir kai kurie kiti, sakykime, panašus į mane, ar net blogesni už mane, kurie nemokytis čia ateina, o dedasi mokytojais ir bandys turbūt gal kažką tai jūs išmokyti. Tai noriu paprašyti visų, būkite budrus, brangieji, visais šitais klausimais, nes šiais laikais, tokiais lydžiais, greitais laikais, norinčių mūsų mokyti, mums suteikti tariamą pagalbą, tikrai netrūksta. Bet galinčiau tai padaryti jau yra gerokai mažiau. Kaip atskirti, kurie mokytojai yra tikri, o kurie yra ne visai tikri, švelniai kalbant, nėra taip lengva. Labai gerai tai padarė mano geras bičiulis, vienas irgi kolega, sakykime, savo video, kuris gana aiškiai, nuosekliai išdėsto ir demaskuoja visus šiandieninius ir vakarykščius rytų šalių, ten Indijos ir taip toliau, aferistus, pasimetusius dvasiniais mokytojais. Ir kas labiausiai man patinka, kad jisai netiesiogiai demaskuoja patį save, tuo parodydamas, koks iš tikrųjų yra pats švarus ir tyras. Ne kiekvienas gali, tegul ir netiesiogiai, bet savo leisti pasakyti, kad aš, brangus mano draugai, esu toks pats supuvęs, kaip ir visa aplink mane esanti aplinka. Tai tikrai labai gerbtinas mano bičiulio poelgis. Iš tikrųjų tai, čia tokį seną posakį, kad pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu toks, tai šitas posakis tikrai šitoj vietoj pilnai pasiteisina. Mes einam to pačiu keliu, mes aukojamės susirėmę einam ir mes kovojam tikrai už tą patį šventą reikalą. Ašgi savo ruoštų turbūt irgi turiu porą žodžių pasakyti apie tai, kaip atskirti tikrą nuo tariamą. Tikrus mokytojus nuo apsišaukėlių. Jūs turite įsiklausyti iš tikrųjų, ką tie mokytojai kalba, ką jie siūlo ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Visų pirma, žinokit, jeigu tas žmogus nuolatos kalba apie kažkokias energijas, kitas realybės, karmą, kokį tai dievą ir, nė žodžio nekalba apie pinigus,
Čia, žinokit, yra pats aiškiausias ženklas, kad čia yra, jūs turite reikalą su apsišaukėliu. Kita vertus yra ir visiškai priešingas dalykas, kai žmogus kalba išimtinai apie pinigus ir nieko nesako visai, nieko nekalba apie Dievą, nieko nekalba apie energijas, apie kito pasaulio, taip vadinamo transcendentinio pasaulio reiškinius, ar ne, apie demonus ten ir taip toliau. Kalba tik apie pinigus. Čia, žinokit, irgi yra ženklas, kad šitas žmogus irgi gali būti sukčius. Tai va, labai lengva patekti į šitų visų aferistų pinklės, nes jų prispęsta aplinkui daug. Visi stengiasi uždirbti pinigus visokiais būdais. Jūs turit būti budrus. Dar vienas bruožas, kuris padės jums atskirti tikrą mokytoją nuo netikro. Tikras mokytojas visą laiką jums patars, kaip uždirbti daugiau pinigų, negu tai padaro jūsų, tarkim, kaimynė. Ne? Bet ne tik kaip uždirbti. Vienas dalykas uždirbti pinigų, kitas dalykas, ką su tais pinigais daryti. Galima pinigus, žinote, prikimšti pagalves, kaldras ir taip toliau ir miegoti ant pinigų, ne? Kaip, pavyzdžiui, tarkim, aš darau. Tikrai tai yra fainai. Geras garsas toksai, žinokit, smagu. Miegas tikrai pasikeitė. Tačiau mes esam tokie, žinokit, kad prie visko lengvai priprantam ir, tarkim, po savaitės aš jau kažkaip pripratau ir, žinokit, nelabai jaučiu skirtumą. Fainai yra iš tikrųjų miegot, kai šiukšda čia kupiūros, žinai, kad tai ne po 10 litų rimtos kupiūros. Bet, žinot, kad pinigai yra toks dalykas, kur šiandien mes jas turim, rytoj neturim. Rytoj gali viskas pasikeisti. Reikia sugebėti žinot, kaip protingai tos pinigus, kurios padės, ką su jais daryti. Geriausias būdas tai yra savo uždirbtus pinigus protingai investuoti. O ką tai reiškia protingai? Protingai tai reiškia savo paties dvasinį tobulėjimą. Juk, žinot, pavyzdžiui, jeigu žmogus stiprus yra, jis praras visus pinigus, bet jis niekada nesulūš, jis nepalūš, jis keliaus toliau, jis uždirbs kitus pinigus, jis padės visiems, jis neverks. Dabar, tarkim, man pavogtų tas mano kaldras, pagalves, ir ką galvot, aš verksiu labai. Paverksiu valandą, kitą, daugiausiai. Ir paskui vėl susimsiu, suspausiu save į kumštį ir, žinokit, eisiu pirmin. Todėl mes pirmoje eilėje turim žinot, kur dėti savo pinigus ir ką su jais daryti. Tai labai svarbu. Tai nėra juokas, visiškai ne juokas. Yra toks stereotipinis posakis, kad, žinot, kai mokinys pasiruošęs, atsiranda ir mokytojas. Tai va, kad toksai kaip aš atsiradau jūsų brangieji kelyje, tai tikrai daug gero pasako apie jūs pačius. Nes reiškia, jūs jau esate pasirengę. Ir dar pridėsiu turbūt visiems ieškantiesiems. Žmonės, šiandien jūs turit puikiai galimybę niekur nekeliauti. Kam leis pinigus tolimiausioms kelionėms į rytų šalis, į Indiją, Kiniją, Tibetą. Ieškoti ten tariamų mokytojų ir palik savo pinigus vietiniams aferistams. Tikrai, žinokit, nebūkit naivus. Visą tai jūs galite nemažiau sėkmingai padaryti mūsų klestinčioje valstybėje. Čia yra jau tikrai pakankamai daug kvalifikuotų žmonių, kurie gali jums suteikti pagalbą ir šitos pinigus iš jūsų puikiai paimti. Tai apie mokytus tiek. O dabar turbūt reiktų prieiti prie klausimų,
Klausimai yra keli, keletas klausimų. Brolis Vagidrys klausia apie laiką. Sakote, laiko nėra ir taip toliau, bla bla bla, pasiskaitykit gerbiamo brolio Giedrio klausimą. Jis labai gražiai iš tikrųjų formuluoja savo mintis, kalba apie mano naktis kokias tai, kurios praeina be manęs. Aš pradėsiu gal nuo to, brolau Giedry. Iš kur tu ištraukai, kad aš kada nors sakiau, kad laiko nėra. Va. Čia, žinok, irgi yra dar vienas būdas nustatyti, su kuo jūs turit reikalą. Jeigu koks tai žmogus apsimetantis mokytojo kalba, tarkim, kad laiko nėra, yra tik dabar ir čia ir dabar. Čia, žinokit, dar vienas visiško sukčiaus, vagies ir aferistų požymis. Kaip gali nebūti laiko. Štai jūs su manim jau paleidot 11 minučių ir aš puikiai žinau, kiek jums tai kainuoja. Kiekviena minutė su manimi yra tampriai surišta su piniginiais vienetais. Laikas yra brangus dalykas. Ir mes neturim jo švaistyti ir gaišti ten, kur neturim jo gaišti. Va. Tai turbūt aš pakalbėjau apie laiką, apie viską. Dar turbūt, va, kas čia, brolis Eskavo klausė, kelia tokį beveik negyvą senovės Kinijos aferistų Konfucijaus klausimą. Atseit skamba klausimas. Tai jeigu geru atsilyginsi už blogą, ko už gerą atsidėkosi? Konfucijus. O paties brolio Eskos klausimas byloja, kad brolis Eska irgi, kaip ir brolis Giedrys, eina teisingų kelių. Jie nusistatė savo tokias dvasinio tobulėjimo gaires ir jau neina kaip aklikačiukai, jie jau turi savo vertybių, tam tikrą sistemą, savo ribas vertybių. Va. Klausimas apie mokėjimus, tai dar kartą parodo. Labai svarbu žinoti, ką mokėti, kiek mokėti, kada mokėti ir kokiu būdu mokėti. Kita vertus, broliai Eska, gėrio ir blogio tai juk iš tikrųjų nėra. Juk tai, kas šiandien gali atrodyti kaip gėris, rytoj arba net dar anksčiau paaiškės, kad yra kaip ir blogis. O tarkim, po kokių 3-5 metų ar po 20 metų paaiškės, kad tai vis tik gėris buvo. Labai sunku atskirti, čia yra sekundžių, akimirkų reikalas. Šiandien mes turime elgtis spontaniškai iš eigos. Ir mokėti už viską reikia irgi spontaniškai. Iš eigos. Geriausiai iš dešinės. O jeigu esat kairiarankiai, galima, negalima, reikia sumokėti pilną kainą iš kairės. Tai sumokėti, kad tam, kuriam sumokėjai, nekiltų noras duoti jokios grąžos. Tai turbūt šitą džiugina tą šiandien aš pabaigsiu savo trumpą bendravimą su jumis. Nesikuklinkit, užduokit klausimus. Man nekuklių klausimų nėra. Visi klausimai man yra svarbus. Jūs visi esate vienodai svarbus. Mes čia susirinkę dėl vieno bendro tikslo.